Vieni mano, kad palikti arbatpinigius savaime suprantamas dalykas, kitiems atrodo, jog tai nėra klientų pareiga. Ar padavėjai turėtų tikėtis papildomo atlygio, ar visgi tai turėtų užtikrinti darbdaviai? Paklauskime, ką apie tai mano panevėžiečiai. Gal malonu atlyginti žmogų už tai, kad mandagiai ir kultūringai aptarnauja? Palieku visada. O kodėl? Nu, tokia tradicija, senovės lietuvių tradicija. Tokia tinkama suma gal arbatpinigių palikimui galbūt. Nežinau, aš manau, kiekvienas pagal savo išgalės gali palikti. Iki 10%. Nes buvau Gruzijai, ten tai pavyzdžiui švis yra į kainą įvesta 10%. Paskutinis toks pastebėjimas. 10% aš bent jau. Niekur neinu, kur reikia arbatpinigių mokėti. Ar padavėjai turėtų tikėtis arbatpinigių, ar jų atlygį turėtų rūpintis pats darbdavys? Manyčiau, ir darbdaviui turėtų rūpėti darbuotojas, be jokios abejonės. Gal tada padavėjas ar ne taip plauks tų arbatpinigių. Bet iš esmės tai yra malonu. Jeigu tu pats palieki, tai manau, kad malonu tiek man kaip klientui, tiek darbuotojui. Žinokit, turi šiaip tai pats darbuotojas pasistengti, kad jisai gautų, nes yra taip, kad nesistengia, aš ir nesistengiu palikti. Nuo to priklauso. Turėtų stimulas, motyvacija, padavėjai gražiai aptarnauti. Puiku, dėl to, man atrodo, yra tie arbatpinigiai. Man atrodo, kad darbdavys turėtų rūpintis. Kodėl taip galvojate? Nu, todėl, kad gali nuo žmonių priklauso, jeigu turtingi, kodėl nepalikti.